Fizinis aktyvumas yra būtinas kaip oras. Nes užrašykite vaiką į sportą. Skaičiuota, dabartiniai vaikai yra 15% silpnesni negu jų tėvai, kai jie buvo vaikais. Nuolat girdime apie vis mažėjantį fizinį aktyvumą, todėl nusprendėme išsiaiškinti ir nustatyti, ar Lietuvos viešojo sektoriaus skiriamas finansavimas sportui šią situaciją atliepia, ar atitinka gyventojų fizinio aktyvumo poreikius ir ar tai atsispindi sporto infrastruktūros ir gyventojų pasitenkinimo rodikliuose. Taigi, ką parodė atlikta analizė? Vertinant sporto poreikį, svarbu žinoti, kiek žmonių bent kartą dalyvavo sporto renginyje. Akivaizdu, kad Lietuvos gyventojų dalyvavimas tokiuose renginiuose analizuojamų laikotarpių išaugo beveik 9%, o lyginant su ES, lietuvių aktyvus dalyvavimas aiškiai viršė ES vidurkį beveik 8%. Taip pat poreikis atsispindi ir aukšto meistriškumo sporto varžybų dalyvių skaičiui, kuris pastarąjį dešimtmetį buvo nepastovus. Tačiau nuo 2022 metų išaugo beveik 1,5 karto. Įdomu ir tai, kad COVID-19 pandemijos laikotarpiu vidutinis dalyvių skaičius varžybose nesumažėjo. Sugretinus abi diagramas tampa aišku, kad augantis dalyvių skaičius rodo didėjantį sporto poreikį Lietuvoje. Tačiau rodikliai būtent apie kasdienį fizinį aktyvumą yra itin riboti. Duomenys renkami retai arba jų išvis nėra, todėl tai riboja tolimesnę analizę. O kokios viešojo sektoriaus pastangos šioje srityje? Nors valstybės išlaidos sportui ir rekreacijai visą laiką buvo mažesnės už ES vidurkį, per pastarąjį dešimtmetį šis finansavimas išaugo net apie 3 kartus ir itin priartėjo prie ES vidurkio. Lygiai taip pat iki 2023 metų augo ir sporto infrastruktūros kiekis 100 000 gyventojų, nors ir nežymiai. Šiuo laikotarpiu matomas ne vienas projektas, kurio metu intensyviai modernizuojama ši infrastruktūra, ypač įeinanti į švietimo įstaigų teritorijas. O kas nutiko 2024 metais? Kaune patikslinus ir perskaičiavus duomenis, čia sporto bazių ir salių kiekiai šiais metais nurodomi kelis kart mažesni. Kyla klausimas, kurių metų duomenimis galima pasitikėti, o kurių ne. Ar tai duoda rezultatų? Gyventojų pasitenkinimas Lietuvos sostinės infrastruktūra padidėjo 1,5 karto per pastaruosius 20 mečius ir palaipsniui artėja prie ES sostinių vidurkio. Taip pat matome, kad didėjant valstybės investicijoms į sporto infrastruktūrą, pastebimas yra augantis gyventojų pasitenkinimas ją. Tad tolimesnis finansavimo didinimas arba palaikymas ir toliau turėtų gerinti infrastruktūrą bei požiūrį ją ne tik sostinėje, bet ir visoje šalyje. Tyrimas parodė, kad Lietuvoje sporto poreikis yra didelis ir augantis. Nagrinėti Lietuvos rodikliai nuosekliai artėja prie ES vidurkių arba jau jos viršyje. Taip pat valstybės finansavimas sportui pastarąjį dešimtmetį nuosekliai didėja. Nors jis vis dar mažesnis lyginant su ES vidurkiu, lietuvių dalyvavimas renginiuose didesnis. Todėl galima spėti, kad dar didesnis finansavimas dar labiau padidintų gyventojų susidomėjimą. Be to, kai kurie analizuoti duomenys renkami gana retai arba vis dar nėra pastarųjų metų rodiklių. Todėl tiksliam sporto infrastruktūros planavimui ir vertinimui reikėtų sustiprinti šių duomenų rinkimą ir stebėseną. Tikimės, jog taip ir bus, kad mūsų ir mūsų vaikų fizinio aktyvumo būklė bei statistika tik gerėtų.